ko pradėt? Pirmas dalykas, kuris man bent jau ateina į galvą, išgirdu šitą klausimą, tai turbūt tas kažkoks priešiškumas tarpusavio lietuvių. Nu, kad yra du, nebūtinai du, bet kad yra kažkas, kas iš vidaus mus graužia. Bet kokia tema. Ir kad tai darosi tokia, kažkokia negraži lietuviška tradicija. Kas seniau mes labai būdavom kažkokie, va taip, tai dabar mes tokie, va taip kažkaip. Tai kada mes buvom tokie? Nežinau, man visada atrodė, kad lietuviai yra labai vienas už kitą. Ir po to tam tikras režimas mus truputėlį padarė kitokius. Čia nėra taip, kad gerai ten, kur tavęs nėra. Ne, tai visada geriau, kur manęs nėra. Bet man, sakau, čia toks pirmas dalykas, kuris ateina į galvą. Dėl ko skauda? Dėl daug dalykų. Kuo daugiau galvoji, tuo labiau skauda. Jis atrodo taip paprasta gyventi, taip kaip reikėtų, teisingai kažkaip. Bet daug kas renkasi kitaip kažkaip daryti. Tai dėl to gal nesmagu. O tau? O man žinai, kas skauda? Man tai skauda yra netikrumas dėl ateities. Ir ypač šiuo metu jaučiasi pas daugelį yra neaišku, kas bus. Tiek globaliai žiūrint, tiek Lietuvos mastu, tiek vietiniu mastu, tiek tavo namų mastu, tiek tavo šeimos mastu. Ir ja, pas mus labai pritrūksta to pozityvumo, ta prasme, nusiteikimo, kad bus viskas gerai. O iš kur tu gauni to pozityvumo? Nes dabar, kai tu pasakei apie tą ateitį, šiaip labai sunku šnekėti dabar apie tą ateitį, kai mes nelabai žinom, kas bus toje ateityje. Nes viskas labai arti. Visa tas juodas debesis, pavadinkim taip, poetiškai. Tai iš kur gauto pozityvumo? Aš irgi stengiuosi pozityviai gyventi, bet nori, nenori, jeigu tu domiesi, tau užsideda ta plevelė bloga kažkokia. Ale, pozityvumas žinai, kur yra? Pasižiūrėjus į jaunesnius, į daug jaunesnius, į mažesnius už tave. Kaip jie elgiasi, kaip jie mato, kaip jie reaguoja, kokie pas juos rūpesčiai, ne? Ir kaip jie, sakykime, pakankamai lengvai ir viską priima. Kad ir vyresnis esi pasimokyt gali iš tų pačių mažiausių. Ir tokios pas juos bėdos atrodo paprastos, ne? Praktiškai jų nėra. Bet jie dėl to mato viską pozityviai. Ta mes ir esam turbūt vyresni, kad mes už juos jaudintumėmės. Nes jų bėdos kas yra? Nesirengsiu, nevalgysiu, nepatinka, nežiūrėsiu, ar nesimokysiu, neskaitysiu. Tai čia juokingos, taip aišku, bėdos. Mes tiesiog plačiau galvojam apie viską. Mes turim įsipareigojimų, dėl to mes ir pradedam jaudintis arba galvot neigiamai apie kažką. Nes jeigu mums nerūpėtų, tai mes ir galvotumėm, va kaip vaikai. Kas rytoj bus? Dzin man. Turbūt dėl to ir jaudinamės, turbūt dėl to ir skauda. Bet vis tiek viskas bus gerai, ar verta jaudintis? Ne. Ne. Tai tau dar skauda? Dabar? Nu? Kai tu pasakėjai, nebeskauda. Man irgi. Tu kaip leistras mano. Užklijavom viskas kaip ir. Nebėra problemų. Nebeskauda jau. Pirma mintis? Man. Turbūt ta, kuri labiausiai įsirėžė, tai tos aplankytos mūsų vietos. Pirmoji vietoj tai yra turbūt... Ne, neteisingai, negalima nuo to pradėti. Vat ką tik pašnekėjom apie teigiamą pusę, o dabar man iš karto neigiami dalykai, visokie prisiminimai. Nors mažai tų neigiamų, aš turiu omeny psichologiškai, kas labiausiai man įsirėžė į galvą, tai tos aplankytos vietos ir ypač tos vaikų kapinės ir visi kiti dalykai, kuriuos aš labai dažnai prisimenu, bet gal dėl to, kad aš pats turiu vaikų ir man tai visa ta istorija, priešistorija tiesiog ant tiek įsirėžė, kad aš net kartą į mėnesį susapnuoju tos kapinės, atrodo. Vis dar apsilankau, ten matau tos kryželius su tais vaikiškais visais žaisliukais sukabintais. Man čia kažkoks buvo, žinai, kai žmonės grįžta iš karo su savo prisiminimais ir turi tą posttrauminį sindromą, tai vat man tos kapinės taip įstrigo. Bet misija Sibiras, vat ir šiandien aš pamačiau tave, Arnoldai, man atrodo, kiek mes metų nesimatėm. Po to matėmės dar, gal kokius 4-3 metus, sakykime, mes nesimatėm. Ir man pirmiausia, ką norisi padaryti, tai tave apsikabinu.
Atrodo, tu buvai mūsų, kaip vedlys, ne? Mes buvom tada prisėmę tokius, kaip ir vaidmenys, kaip ir teatre. Ateina vienas žmogus, sako, aš režisierius, jūs manęs klausot. Ir visi, gerai, mes aktoriai, tu režisierius. Reiškia, tu truputėlį vyresnis, nes kitai bus balaganas. Taip ir tada buvo. Jūs buvot su Nerijum mūsų vadovai, o mes buvom jūsų vaikai. Taip, jeigu perkeltinė prasme. O dabar aš tave pamatau, man visi tie prisiminimai kažkaip grįžta. Man noris taip. Nes mes kažką praėjom, supranti? Bet tai nostalgija, ne? Nostalgija. Vien tik teigiami kažkokie dalykai. Nes aš visada sakiau, žinai, perskaityti gali daug dalykų, bet jeigu kažką patiri, tai išlieka visam gyvenimui. Tai tau dar kitaip, tu perėjęs ne vieną tą misiją, aš buvau vienus metus, o tau kokie? Man tai buvo daug misijų. Daug. Kaip dalyvis aš važiavau 2007 metais pirmą kartą, paskui kaip ekspedicijos vadovas ten padėjęs, paskui kaip ekspedicijos vadovas. Kilai karjeros laiptais. Galima sakyti ir taip, bet žinai, ir man užduodavo klausimą, tau neatsibodo tenais važiuoti, žinai? Oi ne. Kodėl? Kiekvieną kartą vykdavom visi kitas vietas. Kiekvieną kartą vis kita komanda, vis kiti žmonės, visi naujai surinkti, visi pirmą kartą dalyvaujantis. Ir kiekvieną kartą kažkas naujo, jokios rutinos. Tai, įsivaizduoju kaip, patį didžiausią mano gyvenimo nuotykį. Iki šiol nutikusi. Įsivaizduoju jauniems žmonėms irgi tie, kurie pirmą kartą dalyvaudavo, tai irgi tame etape tai buvo didžiausias nuotykis. Iš tikrųjų, ta patirtis, kas ir asocijuojasi man tą misiją Sibiras, tai taip mes važiavome į tas skaudžias vietas su skaudžia istorija, bet kad jaunas žmogus pajustų ten tą skaudžią istoriją, turbūt labai gera idėja ir mintis buvo to projekto jį išvežti būtent į tą vietą, kai jisai pamatytų, su jie susigyventų, susibūtų su jie ir išgyvenimų visokių buvo. Ten buvo ir ašarų, buvo ir juoko, buvo ir daug linksmų momentų, bet kuriuo tai, manau, esu įsitikinęs, įsimintiniausias įvykis buvo. Sunkokai įsivaizduoju dabar, žinant, kas vyksta pasaulyje. Jo, bet aš šiaip galvoju apie bendrą, kas dabar vyksta visur aplinkui. Sunku būtų, ekspedicija vis tiek jinai vyktų, nes jos tikslas yra kitoks. Jos tikslas yra surasti, prisiminti ir parvežti visą tą istoriją, lietuvių ten, visas tos kapus, prisiminimus, kaip tu nori tai pavadinti. Būtų dar didesnis, turbūt pasididžiavimo kažkoks jausmas, man atrodo. Kad mes vis tiek važiuojame, mes darom savo. Mes kaip lietuviai. Mes nepasiduodam, mes negalvojam apie tai, kad esam uždaryti savo ten tam nedideliam plotelėje palyginus su visų pasauliu. Ir mes vis tiek važiuojame, mes vis tiek ieškom, mes vis tiek darom, randam ir parvežam savo istoriją. Ten, kur jie ir vieta, į Lietuvą. Gilus klausimas. Atrodo paprastas, bet tuo pačiu ir sudėtingas. Tik jeigu nebūtų tos aplinkos, kur dabar, jeigu tas projektas toliau važiuotų, šitą atribojus, tai labai svarbu ten tą būtų tęsti ir visas tas vietas lankyti ir būtent jose, nes tos vietos, kur aplankėm, sutvarkėm prieš 10 ir daugiau metų, jos ten po to laiko niekas daugiau nebebuvo. Jau vėl reikia. Reikia kaip bute remontas, kol vieną baigi, jau kitą vėl reikia. Noriu pasakyti, ten ta gamta daro taip, kaip maži vaikai ant sienų tenais dar daugiau padaro. Tai jau dabar po kiek metų reikės remontuoti ten mūsų statytus kryžius. Tai tas yra skaudu, kad to negalėsim daryti ir tęsti. Ir kiek dar vietų yra neaplankyta tenais. Galų gale jau dar būtų įmanoma rasti lietuviškai kalbantį žmogų, bet jau prieš 10 metų buvo tokie ant ribos. Dabar dar galbūt gal kokį palikuonį, nes vis tiek kartos pasikeitė jau. Antra karta jau amžiuje, trečia karta atėjus, jinai galbūt turi tik lietuvišką pavardę, bet ir su jais įdomu užmėgsti kontaktą. Tokių irgi buvo situacijų. Ką darytumėm? Manau, kad reikėtų ir daugiau žmonių išvežti tenais. Aš užaugau su tom istorijom. Realiai. Labai iš tikrųjų
man pasisekė, kad mano pačio artimiausi giminiai, mano seneliai nebuvo ištremti. Senelių giminės buvo ištremti, bet jie nebuvo. Bet puikiai atsimenu 90 metus, kai Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, atsirado daugybė prisiminimų knygų tremtinių. Tiesiog buvo didelė masė, ten 90, 91, 92, ten didžiuliai, netgi storos knygos buvo išleistos. Ir tos knygos parašytos jau žmonių, kurie jau 50-60 metų amžiaus, bet jie aprašinėjo prisiminimus, kai jie buvo jauni paaugliai, kai jie buvo tremiami. Ir tos knygas skaitydavau tiesiog vieną po kitos ir su to mintim aš labai kažkaip stipriai susigyvenau, būtent tada. 91-92, kai man buvo 14 metų. Ir tas Misija Sibiras projektas, galimybė išvažiuoti į tas vietas, buvo tiesiog tam tikrų, nepasakyčiau, kad svajonių, bet dar sustiprintas tas įspūdis, kuris buvo suformuotas skaitant tos prisiminimus. Netgi teko apsilankyti tose vietose, apie kurias skaičiau. Tai kaimukų pavadinimai, vietovių pavadinimai. Tai mano mintis labai stipriai auga su mano paties augimu. Geras. Kadangi tu vis tiek apie knygas prakalbai, tai man irgi iš karto toks. Mano irgi seneliai, ačiū Dievui, jie nebuvo tremti. Nei iš mamos, nei iš tėčio pusės. Bet vis tiek kiekvienoje giminiai buvo tos. Nebuvo nepaliestų turbūt labai mažai Lietuvai. Bet aš ir mano požiūris į tremtį buvo labai teorinis, kaip ir daugumos turbūt. Teorinis tai aš vadinu knygos ir istorijos pamokos ir kiek papasakojo. Bet kiek jauną žmogų, dažną jauną žmogų, nenoriu kalbėti už visus, nuoširdžiai tai paliečia arba sudomino. Kaip tu sakai, tave sudomino, pavyzdžiui. Man buvo taip, dar vienas istorijos skyrius. Tik tai, kad apie Lietuvą įdomiau. Kol nenuvažiavau. Kai nuvažiuoji, prisilieti, viskas. Lengviausių įmanomų emocinių variantų tu tai pergyveni. Tu gali tik įsivaizduoti, kaip jie jautėsi, kaip mes jau kalbėjom, žmonės, kurie neturi bilieto atgal. Ir net galimai jau yra susitaikę su to, kad niekada negrįš. Mes važiuojam su misija, mes žinom, kad mes grįšim. Tai kai tau ateina tas suvokimas ir tu pradedi save įstatyti į tą jų vietą, tai emociškai labai stipriai paliečia. Bet tą reikia turbūt pajaust. Labai sunku iš teorinio lygmens suprast, kas tai buvo. Neseniai skaičiau dienoraštį. Taip greitai viskas grįžo. Kiekvieną dieną skaitai ir aprašyta, kas tau tada atrodė svarbu, žinai. Kiekviena diena ten kažkas vyko. Ten, aš nežinau, man būtų labai sunku. Vieną dieną kažkas erzina. Kitą dieną nualpo aistė. Buvo baisu. Vieną dieną verki, kitą juokiesi, trečią jautiesi pervargęs ir galvoji, ką aš čia darau iš vis. Tokia karuselė, kad aš nežinau, man vieną išrinkti. Gerai, pabandysiu vieną. Kol tu kalbėsi, aš pabandysiu vieną. Nors ne, aš paklausysiu, ką tu pasakysi. Tai dabar visos tos ekspedicijas iš jų išrinkti po vieną, ne? Ne, tau reikia ir vieną. Dar vieną iš tų visų po vieną. Pats kaltas, kad tu besaikis ir į visas važiavai. Dabar išsirink vieną ir iš tos vieną dar. Jau man sunku, tai aš nežinau. Žinai, iš mūsų ekspedicijos, aš sakyčiau prieš paskutinę, man atrodo, dieną, kur mes važiavom kryžius kelt. Į Mamačkino kapinės naktį, kur atvažiavo vietiniai švietė irgi su busikais, nes naktis jau buvo.
kurį iškėlėm kryžių tiem 2 kapam, kurios radom plinam lauke. Skambinom anūkom vieną iš tų kapų. Ir kiek žinau, po to nuvažiavo ir parsivežė, ne tos palaikus. Tai matyt, tai buvo mūsų visa ekspedicija. Mes gaminom, kažką darėm ir tas prieš paskutinę dieną, kai